Ei, neklaužada zuikelį. Pataupyk kojeles ir iš taško A į tašką B patogiai keliauk Vilniaus troleibusais, greitaisiais, na ir kiek lėtesniais autobusais. Tam, kad nereikėtų slėpti zuikio ausų, įsigyk vienkartinį ar elektroninį bilietą, kitaip dar vadinamą Vilniečio kortele. Tai padaryti gali autobuse maloniai pasiteiravus vairuotojo, arba artimiausiame Narvesen Lietuvos spauda, Maxima Lietuvos paštas padalinyje. Vienkartinis bilietėlis galioja vienam įsėdimui ir suteikia teisę važiuoti iki pat pasirinktos transporto priemonės maršruto galo. Tuo tarpu Vilnietis siūlo aibę pasirinkimų nuo 30 minučių vienkartinio elektroninio bilieto iki metinio abonemento. Kad ir kokį variantą pasirinktum, pasistenk sutaupyti, pasinaudodamas itin patraukliomis nuolaidomis. Jei esi moksleivis ar studentas, šokoladui bei makaronams sutaupysi pasinaudojęs 50 ar 80% nuolaidą. Visi kiti dirbantis ar bedarbiai nuolaidos negaus. Iki taps senučiukais ar visai susens. Zuikeli, nesuk savo melų galvelės ir įsidėmėk, kad bilietas su nuolaida galioja tik pateikus tapatybę ar statusą įrodantį dokumentą. Atitinkamai vieną šių. Žinoma, nepamiršk, jog pasirinktą bilietą būtina pažymėti. Vienkartinį bilietėlį skylutėmis arba data pažymės raudonos bei rudos spalvos aparatėliai. O Vilniečio korteliai ieško geltonos spalvos komposterio. Švelniai priglaus kortelę, lauk patvirtinančio signalo ir sek informaciją ekrane. Na va, zuikeli, juk visai nesunku keliauti pasirinkus teisingą kelią. Traffic leaders, follow us, follow Vilnius.